Aš esu Eliza Bondarenko, aktorė. Dirbu šitam teatre 4 sezoną, dabar prasidėjo 4 sezonas. Vaidinau mergaitę naujoje premjeroje Mergaitė su šautuvu. Dėl idėjos aš buvau visiškai rami ir džiaugiausi, man atrodo, kad turi būti tokia tema, kad čia labai naudinga. Bet aš labai pergyvenau, labai jaudinaus, kad man reikės būti ta mergaitė ir visą valandą laikyti visų dėmesį. Jaučiuos prasmingai, nes mačiau, kaip žiūrovai reaguoja. Tai galvoju, jes, reikia atsakyti taip. Mes kalbam tą temą, kuri ne tik mūsų manimo aktuali, bet ir žiūrovams aktuali. Svarbu, super, mes susijungiam, bet ir jaučiaus, ir dėl savęs džiaugiaus, kad galiu išlaikyti tą dėmesį. Taip egoistiškai, bet džiaugiuosi. Aš žinau, ką aš supratau po premjeros. Tai Magda yra labai drąsi, visada ieško, kur pažaisti, kaip mes su režisierė išradom tą formulę, tą tiesą. Labai drąsus vaikas, kuris nesupranta tos žiaurios realybės, kaip suaugę supranta. Nuo to, man atrodo, žiūrovams dar labiau paveikų kontrastai veikia. Nereikia ir taip vaikui vaidinti, kad drama ir čia įvyko kažkas žiauraus, katastrofa. Kaip tik tas, taigi vaikas šypsosi, už jos sprogimas įvyko arba vyksta baisus dalykai, tai tada pavyko, tada šiurpai ir nueina. Tai ta Magda kaip tik tokia ir turėjo būti, jo, priešinga šitai temai, kontrastinga. Turi būti tokia žaisminga, drąsi, visažinė mergaitė, indienė. Ir aš supratau, kad man jinai irgi labai daug įpūtė drąsos po šitos premjeros. Aš kažkaip tikrai atsigavau, pasijutau, kad aš drąsesnė, galvoju, bet aš turėjau visokių svajonių, aš kaip žmogus, kaip Eliza, ir aš galvoju, tai gal čia man trūksta, čia profesinių įgūdžių, čia dar kažko, čia ne. Ne, aš supratau po premjeros, kad Magda man suteikė tos jėgos. Aš ant kaklo turiu mielą dovaną, kurią įteikė režisierė po premjeros. Ir dabar galvoju, kurią pusę čiūroju, gal nesimatys. Pakabukas. Ir čia parašyta Mergaitė su šautuvu, Eliza Bondarenko ir data premjeros. Tai va, režisierė padovanojo. Tiesiog dėk prie širdelės, tai dabar noriu nešiot.